-18. Tai didžiausias iššūkis golfe. Tai kiekvieno golfo žaidėjo svajonių skaičius. Tai skaičius reiškiantis idealų golfo raundą. Šiandien mes pasikvietėme 2 geriausius Lietuvos jaunuosius golfo žaidėjus padaryti tai, ko dar nepavyko padaryti niekam Lietuvos golfo istorijoje. Šiandien mes pabandysime sužaisti sostinių golfo lauką per 54 smūgius. Tad prisėskite, atsipalaiduokite ir pasimėgaukite šiuo iššūkiu kartu su mumis. Hei, labas visiems dar kartelį sugrįžusiems į mūsų Tall & Taller kanalą ir šiandien turime labai exciting epizodą, per kurį mes bandysime sostinių golfo lauke sulaužyti Lietuvos rekordą ir sužaisti lauką per 55 arba mažiau smūgių. Tam mes šiandien pasikvietėm 2 geriausius Lietuvos jaunuosius golfo žaidėjus. Tai yra Giedrius Mackelis ir Kajus Pacauskas. Sveiki, vyručiai. Sveikučiai. Labas, Kajus. Labas, malonu jūs matyti čia. Gerai, vyrukam yra 16-17 metų, jie yra patys geriausi Lietuvos golfo žaidėjai. Sorry, Pauliu. Ir aš manau, kad jie mums šiandien padės sulaužyti šitą rekordą, jo? Bakuriukai laimėjo ne vieną ir ne 2 turnyrus, ne vien tik Lietuvoje, tarptautinio lygį būsimos Lietuvos golfo žvaigždės. Žiūrėkit, kaip mums sekėsi ir važiuojam. Ką, į mane nežiūrėkit, aš šiaip tik tai patinsiu šiandien, dažniausiai žadu, kad tik neapsimemtume. Žodžiu, mes žaisim 3, Justinas padės mums psichologinį palaikymą. Pasižiūrėsim, tuoj. Justino darbas minimalus yra padarytas beveik. Man pavyko, žinokit, labai gerai. Viskas, ką mums reikia padaryti, kad Justinas numuštų pirmą kamuolį žaidimą. Dėdės pradeda pirmi, ne? Dėdės pradeda pirmi. Dėdės, bet mes jau esam dėdės, lyginant su jumis. Mes esam jau. Ir jeigu mes būtumėm pakankamai jauni ir durni, mes būtumėm jau jūsų susilaukę. Iš tikrųjų. Nu, aš netoks įdunas, 20 metų aš jau būčiau. Aš paprašysiu tylos. Gerai. Oho, super. Dėdė dar turi jėgų. Go. Gerai, kad Giedris yra traumuotas. Nieko čia gero. Ne, tai nepermuš gal manęs. Bravo, Kajau. Ačiū. Linija įdėlė. Wow. Go. Nepermušė Dėdės. Gal ir permušiau. Nepermušė Dėdės. Opa. Bravo, super. Žiūrėjau. Diena kojas, džiuo. Come on. Nematau. Ai. Trumpiau už jūs. Kaip vieną kojai labai gerai. Po pirmo drivų aš nepadariau gėdos, svarbiausia. Nepadarė, tu padėjai kamuolį į žaidimą. Padėjau kamuolį į žaidimą, jeigu jūs būtumėt susifakapinę. Tai... Bet žinai, aš pagaliau džiaugiuosi, kaip gražu žiūrėti jaunus pačius labai. Tai yra kaip turi atrodyti golfas. Taip ir atrodys golfas. Taip ir atrodo golfas. Iš esmės, manau, kad šitas epizodas netgi dar labiau parodys žmonėm, jums visiems, kurie žiūrit, kad golfą žaidžia jauni, stiprus, labai sportiški vaikinai ir merginos. Ir kad yra labai geras sportas ir jaunimui. Jo, tikrai taip. Aš gyvas, jeigu įčipinsim bus fainai. Jeigu čipintum nekalbėdamas, tai... Padėtų. Tu man, jeigu būtume... Atsiprašau. Vidurį sakė, ne? Ką? Gerai, aš jau savo padariau, ačiū. Jep, ačiū, viso, iki. Šiaip norint sužaist, tą, ką mes norim sužaist, reikia tokius, ne? Vieną kitą įmušę. Reikia, būtinai. Būtinai, ne? Ok, pabandom. Įglą reikia. Go. Labai gerai. Neblogai. Nu, aš galiu prašyti. Mano tikrai nesirinksime, ne? Jeigu vienas žaiščiau, tikrai džiaugčiausi. Šitik per daug dešinę. Jo, per daug dešinę. Visos viltys ant geriausio Lietuvos golfo žaidėjo. Reikia. Gerai, lengvas berdas. Justinai, tau garbė pabaigti. Man garbė, yes. Tu prisidėtum prie komandos rezultato. Jeigu nepataikysiu. Yes! Bravo. -1, papirmos dabartės. Sveiki. Liko 17. Reikia susitart kaip darom tokį... -1, papirmos dabartės. Nerealiai. Aš galėsiu, žinai, aš tas, kur visi padaro sunkiausią darbą ir aš ateinu pasimti nuopelnus. Turiu išvalyti visas nusikaltimo vietos išvalau. Tai va nieks nesimatytų, nieks nežinotų, kad čia buvo kažkas blogai. Justinai, plano minimum. Padėt kamuolį į žaidimą.
Bravo. Mums tokio užtenka, žinai. Tarsi ne, mums tokio užtenka. Tu esi gyvas? Gal. Ne, tikrai. Nu, pažiūrėjome, pirmas smūgis pirmoji duobutė buvo tik atsitiktinumas, ar aš iš tikrųjų galiu pataikyti kamuolį. Gali. Bet tik tai lininė ta. Drawing. Draw. Gerai. Nebunkit. Prie pat bunkio. Pane, kaip komanda žaidžiam, žinai, visi džiaugiasi vieni už kitą. Nereikia sirgti prieš. Nereikia pizdavotis. Mano linija, ne? Leidai čia dar. Tas garsas. Gerai. Bandžiau feidinti. Turim pasirinkimą jau. Giedriau, dabar tau liko planas minimum į gryną. Geras šotas. Opa, turim. Bravo. Turim gryną. Šūkis. Ir vėliavą. Feidinas. Come on. Sūkis. Come on. Go. Bravo, Giedriau. Turim, šunolis. Beveik grynas. Super. Jeigu ne koja, būtų šis. Būtų. Ką, jaunuolis? Nieko. Jauniausias iš mūsų, 16 metų. Aš noriu, kad tu man papasakotum trumpai apie, pavyzdžiui, savo rutiną, ne? Jeigu tu važiuoji ar tai Lietuvoje, arba, pavyzdžiui, užsienį, koks tavo yra pirmo raundo, arba kiekvieno raundo, tu turėtum turėti savo rutiną kiekvieno ryto, ne? Taip. Pavyzdžiui, tu atsikeli, ką tu valgai, greit pasakyk, ir, pavyzdžiui, koks yra tavo pasiruošimas, ką tu range darai. Tai aš atsikeliu priklausomai nuo kada mano yra starto laikas. Atsikeliu maždaug 3,5, gal 4 valandos prieš jį. Pavalgau, dažniausiai košę valgau, daugiausia energijos. Jo. Visada tokį patį maistą, kad nebūtų stebuklų po to. Ok, kad nebūtų išsivratalo. Taip. Tada nueinu į range'ą, Jo. tada į parident, čipint, Jo. dar porą smūgių, tada į laukus. Realiai pačipini parideni ir dar nueini į range'ą keletą smūgių atlikti, kad tiesiog būtum jau visiškai Taip. kūnas ready Taip, prieš taip. pat jų startą, Taip, ne? prieš pat startą. Nes teisingai. žmonėm reikia dar, kuriem, pavyzdžiui, golfo nebūtinai yra su golfu susipažinę. Pirmas smūgis nėra ridenimas ar čipinimas, pirmas smūgis yra tolimas smūgis. Tai Taip, kad jį... tu toliausiai numušiai? Ne. Čia tavo? Ok. Tai toks tavo pasiruošimas, ar ne? Tada tu kaip ir būni visiškai jau ready Nu. to that round. Taip. Ok, nice. Aš panašiai. Aš tik tai, kad būna... Man kartais būna netikėtumų ryte. Aš kartais... Aš šiaip visą laiką, žinai, aš, pavyzdžiui, stengiuosi, jeigu važiuoju į turnyrą ir jeigu jisai, tarkim, vis tiek tu važiuoji pro degalinę. Mano yra rutina, kad aš išnaudoju tą laiką keliavimo iki turnyro, aš pasiemu kavos, pasiemu bandelių dažniausiai irgi, kad nekiltų kažkokių netikėtumų, žinai. Tai vat, panašu, tik tai tu aiškiai rimčiuosi nusteigęs. Taip. Aš dažniausiai atvykstu 5 minutės iki starto. Tas nėra gerai, dėl to turbūt ir nežaidžiu labai gerai. Važiuoju. Mes tikrai kažką čipinsim vieną tokią. Reikia kažko. Svarbiausia netrumpa. Toks šansas. Tokį kaip praeitą kartą, ar biškai geriau? Sit down. Nu, okay. Aš dar susijaudinę šiek tiek. Nu, netrumpas. Bloga linija. Ką jau? Nesublizgėjau. Ok, dar patirio kol kas reikės. Nice. Go! Nu nestebuklingai, vyrukai, nestebuklingai. Tai daug spino. Nice, go in. Go. Ai. Justinai, gali pabaigti? Čia seniai. Pašinu į kairį kraštą vos, ne? Šitie dabar Nepergalvok. Nepergalvoju, aš tikiuosi, kad jums nereikia šiam patinti, žinokit. Ir nereikės. Bravo, minus 2. Nice. Šunolis. Good job. Minus 2 po 2. Minus 2 po 2, mums tai reikia dar 16 birdžių ir mes breikinsim rekordą. Gerai, kad ąžuolas yra grinai už vėliavos. Trečia duobutė, 102 metrai, tai duobutė, kurią mes mušėm Halnuoną. Su Antanu Sadausku. Jei kas nematėte, įsijungit pažiūrėti būtinai. Epizodą paspauskit va čia va. Yra va čia kortelė. Taip. Trumpas. Sakėt, padeda čia į vietą. Padeda. Dabar pasikeitė. Bet nebūtų išgelbėta. Ne šiankas. Nebūtų. Kam mušt man? Gep vadžiu užteks? Mes pemuš. Tema, ne? Irgi trumpas. Netrumpas tai tikrai. Paskiri viską. Ai ne. Oi. Ir ilgas. Oi. Pūsk.
Nu, berniukai, reikia apgavai. Ką? Tu nepataikiai, kamuolis, kaip sakai, pataikiai. Nepataikiau. Ok, Giedriau, muš 90. Galiu meluoti, jeigu aš nežinau, ar aš pataikau, ar nepataikau. Parsivežiu iš Dubajaus, labai gerai kvepia, postikit. Ak, tu šiandien. Ok. Čia... Nu, čia Mes turim gryną, hebra. blogai. Sugebėjom 3 geriausios Lietuvos žaidėjai ir Justinas Jarutis iš 100 metrų gryno nepataikė. Pirmas iššūkis, vyrai. Pirma duobutė, kada neturim realaus šanso, Berdžiai. O? Linija gera. Geras. Linija buvo gera. Aš iškart pabaigsiu, kad jums netrukdyt. Gerai. Farą turim. Oi. Oho, visai nesustabdė. Vyrukai čipins, tikrai čipins. Breakino. Trijų duobių esam -2. Čia yra šiaip didelė klaida, bandant pasiekti rekordą. Ir aš tikiuosi, kad mes... Bet ateina per 5 duobutė. Jis ateina per 5 duobutę, kurioje galima padaryti albatrosą netgi. Su jūsų pagalba Būkim tikrai... realistiškai, Justinai. Žiūrėk, būkim nerealistiški ir realistiškai džiaukimės. Kaip ir buvau minėjęs anksčiau, Justinas Jarutis yra pats optimistiškiausias žmogus pasaulyje. Ir dar norėjau pasakyti, kad 29 dieną birželio atvažiuokite į Europos centro golfo klubą, ten vyks JJ's Golf and Music festivalis, Vaidas Baumila, Džiang arba Notas, bus golfo turnyras, galėsit golfo pamėginti ir taip toliau. Tai birželio 29. Čia bus pirma duobutė, kur Justinas Jarutis pames kamuolį. Kas bus? Nieko. O pasitikėjimas. O, blema, net spėjo pusės. Oho. Neištirto golfo lauko teritoriją. Pirmą duobutę numušė. Praeitą kartą ten buvai. Pirmą duobutę. Ne, aš nebuvau, aš buvau ten, tu lygiai ten pat prie T-boxo buvai. Tai aš buvau prie T-boxo. Aš išsinešiau, kur tu būsi. O, tas. Sakiau? Čia buvo blogiausias mano metų smūgis. Ką pamušiu? Negiliai. Noriu čia žmonėm pasakyti, kad taip nutinka, kai iš draugų šaipotės. Ups. Ok. Mes artėjom prie to, kad rinksimės tavo kamuolį. Aš tikrai apie tai buvau pagalvojęs. Ups. Sit down. Rinksimės mano kamuolį, berniukai. Saugiai. Nu nieko, ieškosiu. Giedriau, papasakok, koks jausmas būtų geriausių Lietuvos mėgėjų jau daug metų ir būsim profesionalų? Kažkaip ir smagu, matyti, kad tie rezultatai kaip ir atsiperka, visas darbas atsiperka. Bet toksai būtent kažkoks ten titulas, kad geriausias Lietuvoje, tai nelabai ką reiškia, vis tiek bandai tobulėti kasdien. Lietuvoje dar tas golfas per mažas yra, kad tau būtų daug svarbiau būtų, tarkim, Europoje geriausia. Europoje, pasaulyje, tai tą reikia kaip ir lygytis. Bet tu save įsivaizduoji profesionalių golfo žaidėjų, tu savo ateitį matai būtent ten, taip? Tikrai taip. Okay. Ir tu dabar, kiek žinau, jau įstojęs į universitetą Amerikoje, ne? Dar būtume 16 metų tave priėmė, ne? 2 metai prieš baigiant mokyklą. Jo, tai dabar anksti neišvažiuosiu, bet kai baigsiu mokyklą, 12 klasę, galėsiu iškart be bėdų stoti. Ir įstojai į patį tokį vieną geriausių universitetų golfo atžvilgių Amerikoje. Vieną geriausių, jo. Ohio State universitetą. Dabar patekė yra į tos NCAA finalus, tai reiškia viena iš geriausių 30 komandų visoje Amerikoje. Tai tikrai gan rimta. Okay. Ir tas, o tu, pažiūrėjau, taip, kad ten pats gyvenimas stipriai keisis treniruočių atžvilgių. Golfo lygiai aš net nekalbu, kad tai yra daug aukštesnis, bet tarkim, tai, ką tu darai čia Lietuvoje, su treniruotėm visą savo kūno priežiūrą, maitinimus ir taip toliau, tu galvoji, ten bus dar stipriau viskas, dar keičiau? Manau, dar stipriau, nes dabar viską, ką pats darau, tai emiliuoti kažkaip, kas įmanoma, bandyti kažkaip Lietuvos to mastu padaryti. Manau, ten viskas paprasčiau, bent kiek girdėjau, kiek kalbėjau su treneriu, su jau žaidėjais, kurie ten yra. Tikrai manau, kad bus gerai. Mano. Ai ne, čia yra Kajus. O! Pirmą pamatom, kad yra nelygus paviršius, kad kamuoliukas žemiau negu kur mes stovėsim. Tai reikės paimti lazdą ilgiau. Ir reikia apskaičiuoti, nes gali eiti dešinę suktis kamuolys. Dėl to, nes kamuolys žemiau ir atsisuko lazda kontakto metu. Ok, nėra tai blogai, 105 metrai. Antram šotui. Ant albatroso. Ne, bet vyrai, jūs tokie optimistiški esat. Tai mums reikia tavo negatyvumą atsvert.
Albatrosas reiškia, kad jie nori dabar šitą kamuoliuką 135 metrų įmušti iš karto į skylę. Mes su Sinu jau esame išmušę po 300 kamuolių. Jo, po 300 kamuolių darydami Home Run Challenge ir net nepriartėjom prie įmušimų iš tokio atstumo iš 100 metrų. Blogai. Turti to, Distancijos gavo distancijos. Žmonės kažkaip... Visą laiką traukia žmonės, žinok, dėl to reikės prie vėliavos statyti. Ąžuolai, paeiki biškį savo dešinę link vėliavos. O, Jėzumai, ką tu darai, Pauliau? Visai neblogai. Ai, Žiūrėk. oi, visai gerai. Ok, Sinai, kokios tavo geriausias? Mašina. Sunkiai. Gal nušoks? Gal. Ne. Priešinga pusė. Tai yra istorinė diena Lietuvos golfai. Atstumą. Iš 135 metrų mes turim pramušę po smūgį, mes turim pasirinkti gerbiamo maestro. Blogiausių žaidėjo pasaulyje. Atsiprašau, šitą turėsiu. Čia yra Dima, mūsų operatorius, mūsų komandos trečiasis ratas, be kurio neįmanoma būtų, kad iš viso jūs nematytumėt nieko, jeigu Dimas nebūtų. Tai va, tai Dima yra žmogus, dėl kurio... Nieko nematytumėt, prasme, rega dengti. Aš nežinau, kur mano kamuolys. Nėra? Aš tai kamuolį. Nu, tiek to, gerai, praradom kamuolį, nieko tokio. Gerai, bet... Kai tokia gera šovė, tai gali būti praradęs kamuolį. Gerai, galiu būti praradęs vieną kamuolį. Mes pasirinkom mano smūgį, bandysime ridenti įglą ir prisišikom praeitoj dabėti, mums reikia kažką padaryti. Let's go. Turim maždaug kiek čia, apie 10 metrų įglų ridenimą. Maždaug. Aš norėčiau, kad tu ridentum tą kamerą ir iš duburės iškristų paukštelis. Didelis paukštis. Realis. Aš einu apie 40 cm į kairę. Jo, bet čia labai greitas bus. Ką jūs manot? Tu paridenk, o mes matysim. Man patinka, kad man padedi. Tipo, jokios pagalbos Ne, nėra. gera. Sakiau, kad labai greitas. Oho, kiek lūžo. Kažkokį metrą gerą. Variantas jau. Aha, Turbūt čia reikia. Oi, gerai. Pardėjus. Ne, gera. Linija Linija gera buvo. Bijau pramušti kaip Justinas. Turim šansą. Neblogai. Pabaig. Neblogai. Okay. Gaila šito. Berdis yra berdis. 5 dubutė. Aš bandau padėti in play kamuolį. Žinok, neblogai. Labai gerai. Tobulai. Ačiū. Realiai. Bus dešiniau. Oi, negerai. Pauliau, o kur tu taikiai? Tu, lemba, taikiau aš per dešinį medį per Per beržą. ten tą tarpą tarp medžių. Jo, ten geriausia, manau. O taip, ką, šunuolis. Labai gera linija. Golfas Lietuvoje, kadangi yra toks jaunas, ganėtinai nežinomas sportas, kitų dažnai tenka susidurti su stereotipais apie patį golfą, kad yra brangus, senų žmonių žaidimas. Kaip tu, pavyzdžiui, tai galėtum paneigti tokį mitą? Nesutinki, kad tai yra mitas visiškai? Jo. Na, pats žaidžiu, na tai tas jau iškart matas, kad ne tik tai visokie seniorai žaidžia. Tas, na pavyzdžiui, nežinau, tokie stereotipai, ką tarp klasiokų, šiaip pas mokykloje sutinku, bet kaip ir visi supranta, šiaip pat golfas dabar labai populiarėja, tai daugumos tėvai iš tikrųjų bando tas žalias korteles ir ten jų kartu su darbu apsilanko, ten išbando to golfą, na tai supranta, mato, patys tėvai, patys vaikai tas vasaros stovyklose būna, na tai matosi, kad tas toksai gan jaunesnis toksai sportas. Tu jauti, pavyzdžiui, tą, kad Lietuvoje golfas populiarėja ir tas stereotipas keičiasi apie golfą, ne? Kad jas ateina daug daugiau jaunesnių žmonių, nei golfą. Tikrai. Nes aš, pavyzdžiui, pats atsimenu, kai aš pradėjau prieš 10 metų, tai buvau vienas iš nedaugelio jaunų žmonių, tokių jaunuolių, 20-mečių, kurie tą dalyką pabandė. Bet dabar aš kiekvieną vasarą matau atvažiavusi, bet Lietuvos klubo, kiek yra jaunos hebros būriais, ar nesusibūrė. Iš rafo aš beveik neįmanoma praspininti, ne? Nu, man tai ypatingai. Ne, čia labai greitas, grino pradžia. Reikia kokius 40 metrų mušti, ne? Jo. Ir lūžta truputį į dešinį čia. Bet aš tau pasakiau, lūžta į dešinį ir tu muši į kairę. Per daug. Ne, bet čia aš per daug iš ten, matai, pažiūrėk, čia jau mano bėda. Visai neblogas.
Betrumpinu. 2 metrais. Gerai. Gražu. Labai gerai. Bet tam mes tą hebrą čia ir pasėmėm. Amazing. Tam mes Ką, viską pasėmėm. arčiau. Stengsiuos. Wow. Ką jau numušė geriau negu Gedrius, padovanosi kamuliuką vieną. Gerai. Top flightą. It's alright. Tiesiai duobė. Super, super. Yes. Yes! Another birdie, another Back on birdie. track. Tavo kamuolys. Jėga. Vat sakau, man šitie sveikinimai pradeda erzinti. Tu niekada nežinai, kaip kas kam duoda. Gerai, sarap, sveikinsimės tik tai po Tik žaidimo. po birdžių. Tai kada sveikiname? Po žaidimo. Šeštoj dubutėj per 5 Justinas paklausė, ar mes galim čia į gryną eiti. Šita dubutė yra 400 metrų. Gal dar daugiau. Nuo raudonų? Nuo raudonų apie 400 metrų. Tai Pasižiūrim. pasaulyje nėra žmogaus, kuris čia mūsų gryną. Šiandien buvo ne? Ką? O Martinas negalėtų įmušti? Ne, nu, blemba, kiek čia jardas? 440 jardų. Grįžk. Justinai, tu esi fervėjai. Ne pirmą kartą, jeigu ką, šiandien. Bravo. Ką aš darau? O taip, ką jau, ačiū tau. O, tas. Mūšį Gedrių? Ne, nereikia po tokio. Nereikia. Ką jūs ką tik numušė puikų smūgį, tai manau tikrai galima atsipirkti už tą nepataikytą gryną trečioj dubutėj. Tai manau turim šansą įglui, visai viskas gerai. Kaip ką manai, visas įvas? Manau, kad tikrai bus. Jeigu jam net pritrūks vandens. Par 5 liko 108 metrai. Labai ne kaip, bet nieko blogo. Justinai, turim grynę kamuolį į pradžią. Jeigu vėliava ten būtų labai gerai. Jeigu bubutė būtų sratukas, būtų dviratis, tai... Man atrodo, turim šotą. Ai. Pagiliai. Ką mušiai? Čia į vėją yra? Nėra jokio vėjo. Groj. Nepasisuko. Nice. Neblogai. Bet neblogai. Realus įglas. Eagle patas Stay jau gerai. yra. Come on. Geras. Come on. Būk lasda. Būk lasda. Geras. Bravo, Wow. ką. Amazing. Mūsų komandos viltis. Ačiū. Respect. O. Tiesas buvo? Nebreikino, ne? Visiškai ne. Pasiemu. Pasim. Pabaigsiu jiem. Mes turėsim berdį. Ok. Kuriu čia tavo nauji batai? Jo. Aš sakau, kad geriau atrodo. FIFA. Nu, nepaskaičiau čia tiesiai. Papulinau. Justinas šiandien patų gerai. Tik atsirideno viską po metrą. Jam tavo palaikymas tai yra tiesiog... Ne, aš dėl to, aš noriu tau užmotyvuoti. Aš žinau, kad tu ir densi. Ne, nelabai gerai. Tu žinai, kad golfe, jeigu geri žmogų, tada nesiseka. Man tai kaip tik labai sekasi. Jisai sako, kad jeigu geri labai sekasi. Dabar padarysime eksperimentą. Likusias šitos 9 dubučių, 3 dubutės labai girsi. Pamatysi, kaip jisai pradės mušti. Nu, kas čia buvo? Kodėl aš irgi nupulinau? Papulinai. Iš visų pusių apdaužiau skylę. Tai kairė. Apšaudėm. Come on! Gerai, bet 5 yra. 5. Minus 5. Po 6 duobių. Viskas gerai. Kuo toliau, tuo geriau eis. Labai gaila šitos dubutės. Labai gaila. Aš Aišku, dabar eina. Nu tai aišku. Aš nusibausiu dėl to lipsiu. Gerai, minus 5 po 6 duobučių mes turim suskaupti. O kas žaidžiam kaip ir neblogai, bet kažkas kartais nepaina, ne? Tai tu geriau. Tai gerai, važiuojam. 7 duobutė 110 metrų. Iki vėliavos. Vėliava gryno pradžioje, aš kiek suprantu, ne? Vėliava visai pradžioje gryno. Turim apie 5 metrus nuo gryno pradžios. Nu, bent jau ne į kairę, arba į dešinę. Nedaskrido? Aš pamiršau, kad aš tą girt labai turiu. Stay. Atstumas buvo geras. Nėra blogai.
Grynas. kryptis. Labai geras. Geras. Atstumas idealus. Labai gerai. Turim. Tikrai problemų mes nepataikom, tų kuridenų. Kol kas neįridenam. Viskas gerai. Opa. Gal paspinins? Bravo, Kau. Ačiū. Stok. Gavai bėgspinat, gal. Gerai, kiek mes čia turime apie 6 metrus padaryti paukštuką? Mažiau net. Mažiau net negu 6 metrai, ne? 5. Pusantrą. Mažai. Jau. Vienas. Traukinuką. Šitą suridensim tikrai. Suridensim? 1,5. Jeigu jūs galvojat, ką mes čia darom, tai mes bandom nuspręsti, kurią pusę rėdės kamuliukas. Pėda. Lygiai batą. Lygiai batą, Lygiai batą nuo centro. į dešinę, Tiek daug į dešinę tu galvoji? Manau jau. pilną pėdą. Aš nemanau, kad... Pėda, tu galvoji, čia yra pėdos breikas? Nuo centro vėliavos. Gal mažiau. Aš galvoju čia kažkaip. Gal pėda didelė Aš man. įsivaizduoju, čia vos ne... Čia ridentai. Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Ne? Ne. Trumpas. Irgi vėl nupulinau. Ir dar, kad turim. Tai yra Bet para. tikrai nėra pėdos vyrai. Nu, viršius ten. Ne, pėda. Geras. Owen, ką? Oh my god. Šešėlį reik mesti. Kaip jisai neįkrito? Šešėlį, mes šešėlį. Ne, per toli. Ne, bet jau neįkris, neįmanom. Owen, oh my god. Kaip šokinėja. Kas šoko va čia pradžioje? Aha. Nu ką, parodyk savo šau. Daugiau reikėjo. Kaip rytė, čia turim problemą. Silpnybės. Ai. 110 metrų nesugebėjome veikti. Gerai, taikysiu dabar ten, kur norėjau taikyti. Aha. Bravo. Tu tikrai nelopas esi. Kažką turim. Oi, gražuolis gėlė. Nebus vanduo? Ne, nebus niekaip. Nepamušu iš tiek. Tada aš bandau jau tokį... Dro. Blemba, jeigu aš mušysiu, jeigu tas kamliukas gali būti... Nu, aišku. Feida nuo ežero bus labai gerai. Ok, pasakė dviračiai. Aš to sakiau. Vėl. Po 7 dabučių esam tik tai -5, atsiliekam 2 smūgiais, minimum 2 smūgiais. Bet įdomiau bus lengviau sugrįžti, geriau sugrįžti, žinai, padarant įgus projekto Berdžiam. Čia Berdžiai mes tikrai padarysim paukštutam. Tikrai Gėdis padarysim. padėjo puikų kamuolį. Labai sunkus ridenimo kol kas, ne? Labai sunku, bet aš tiksliai negaliu pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, nes kaip ir neperidinam, bet ten aš gal šiek tiek toliau numušu, jūs puikiai ridenat, tiesiog su linijom kažkaip yra. Lygiai kiam. Tai dešinių vėliavos mušti trautė? Vos, pėda. Bet tai pačipint atstumą gal normaliai, Pauliau. Net varlės juokės. O, geras, tuo pačiu. Komandiškai. Tall and taller. Taip draugiškai. Susitarėt? Patempsi komandą vėl. Stengsiuos. Turim bent vieną šotą. Šitas geras. Yes, Kyle. Go. Gėdų sakiau, užkirės dešinę rėdą, ne dešinės kairę. Nu, bet bent kiek. Geras. Kai visai neblogai, iš tikrųjų, kai neblogai. Ir denkis keliai reinam. Ai, papulinu. Nepapulinu, aš žinau, kairę papulinu. Kaip dabar atrodo? Labai gerai. Super. Ačiū man, kad linį pradžių. Dabar žaidžia -6 po 8 dabučių. Reikia stengtis labiau. Trūksta 2 Berdžių. Važiuojame 9. -6, trūksta 12 dar. 12 minusą. Bet turim dar 10 dabučių. Dar turim 10 dabučių. Gerai, neprarandam pasitikėjimo. Ok.
Super. Tobulas. Geras. Nebus per daug į kairę? Tikrai ne. Manau, kad gerai, ne? Dar galima daug daugiau į kairę. Oi, gerulis, ką jau šaunuolis. Ne. Ačiū. Gali nemuš, ar nori? Aš jau ne. Nemuš. Smagu sugrįžti. Smagu vėl pataikyti gerą smūgį. Tai aišku, tu gerai. Žiūrėk, tau reikia, aš pastebiu tendenciją, kad kuo tu daugiau mane p***oji ir kuo daugiau bandai ten kažką daryti, tau kartais, na, galbūt fokusas, pavyzdžiui. Tai tu galbūt pamėgink šiek tiek scope. Ne, iš tikrųjų man yra, aš žinau, kad yra iš galo 2 bakuriukai. Jo. Tu atsipalduoji, tu nesusikapi tam smūgiai, tu yra daug... Tu tiesiog toks, žinai, atsipaldavęs. Trumpas. Go. Šveitinau. Crap. Vandenukas, ne? Sorry. Aš nepataikau kamuolį. Turim gryną. Reikia be akinių pabandyti. Gal padės be akinių žaisti. Wow. Labai gerai. Wow. Come on. Yes! Super. Bravo, geriau. Ką, jeigu numuši geresnį, gauni pat flightą. Jūs nori. Wow. Blemba, ąžuolai. Wow. Tiesiai tave. Wow! Kris! Atrodė, kad skylėjai. Atrodė. Bravo. Jei kas nori išbandyti golfą, užsukite į Sostinių golfo klubą, galite matyti atvažiavo žmonių grupė pabandyti susipažinti su šiuo nuostabiu sportu. Tad visus kviečiame į Sostinių golfo klubą. Ne pagal liniją žaidėjai. Žinau, aš ir ne, per stipriai. Paulius ne pagal liniją mušė. Dabar mes nežinoj. Come on. Ne. Čia, man atrodo, buvau uždėjęs. Aš nesakysiu hebra, bet mums labai reikia šitą įglą. Labai. Trumpas. Never leave it short. Come on. Ten pat kur aš. Viskas, ką reikia padaryti, tiesiog įridenti vieną kitą ridelį ilgesnį. Par 3 dabutė, 10, 92 metrai tikrai galima kažką gero nuveikti. Ką jūs pasiruošęs jau? Ką jau aš einu pasidėsiu lasdą iš karto į bagį, gerai, gal man nebereikėtų nieko Tu daryti. gali fungonai mušti. Go. Labai gražiai atrodo. Trumpas labai truputį. gražiai atrodo. Aha. Spiniukas pagalom. Labai gerai. Toli. Spinis. Taip toli? Go. Šitas geras. Irgi. Ok, hebra. Kiek kas muša viršumo? Pagailėjau vis. Reikia 95 metrus mušti. Skris. Go. Come on! Mes Giedrius įmušėm. Aš taip jaučiau vidui, kad kažką galiu padaryti čia. Būtinai turim šitą pataikyti, kitaip bus mums šakės. Tada mums reikia 3 įglų. Yra. O, come on. Gražus labai ridenimas. Labai gražiau. geras. Bet kamuoliukas juda truputį taip, ne? Kairė Jo, juda bet į vasos. centrą reikia vėriau. Turim. Yra. Oh my god. Dabar... Iš mūsų net clubhouse juokiasi. Pušinu. Justinai, all hopes are on you. O Jėzus Marija, išmeskit mane iš šitą lauko. Ką mums dabar reikia padaryti? Reikia turėti komandinį pasitarimą. Reikia man pasidaryti. Mums reikia 3 įglų ir visų kitų birdžių, jo? Padaryti trejetus. Iki dvejetų. Arba galim pafeikinti dabar prieš kamerą. Būtinai dėsim šitą, kad susitarim, kad feikinsim. Nereikia, ne? Nereikia. Nečytinam. Davai. Gerai, tai viskas. 1, 2, 3 ir minus 15. Bet neblogai. Nesi gerai, bet bus tikriausiai bunkeris, ne? Mhm. Liks gyvas ar ne? Lost ball.
Wow. Per daug biškai. Šiek tiek per daug. Bet gal ten dar yra vietos, ne? Nemanau, kad tiek. O taip, Kajau. O taip. Come on. Wow. Wow! Bravo. Nice. Šaunuolis. Geras. Tai, ko mums reikėjo. Tai, ko mums reikėjo. Let's go. Tikrai labai esu patenkintas. Čia tikrai buvo nelengva tai padaryti. Labai daug streso buvo, nes mušiau per medžių viršūnę. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę dabar įgalų muštą. Kiek daug. Nori tu? Galiu. Kris. Let's go. Yes. Let's go, let's go, boys. Let's go, boys. Ok, gerai. Pagaliau. Liko padaryti dar 2. -9 po 11. -9 po 11. Bet mums reikia tik 9 dar. Pagaliau ir aš naudingas. Come on. Turim pirmą įglą. Come on. Galime grynam. Come on, Justinai, come on. Turim. Turim pirmą įglą, esam po... Nu, dabar jau aš būsiu biškit realistiškesnis, nes turim po 11 dubučių rezultatą -9. -9 mums dar reikia lygiai tiek pat. Mes turim 7 dubutės ir mums reikia padaryti sužaisti 7 dubutės -9 ir mes tada breikinsim savo tikslą. Pasieksim savo tikslą 54 iš tikrųjų. 55 būtų -17. Bet tai jau būtų bet kokia atveju Lietuvos rekordas, nes Lietuvos rekordas yra -11. Taip. Ok, po tokio confidence boosto mes turim 12 dubutę per 302 metrai. Stumas labai geras. Stumas labai geras. Kryptis. Šitas žmogus visą laiką valgo ir niekad nestorėja. Oho. Justinai. Come on. Trumpas bus, labai. Ne, gerai. Gerai. Ai, truputį perspinino riedat gal. It's okay. Tiesų smūgis. I'm happy. Bravo, Giedriukai. Neblogai. Oi, koks bouncas, nefainas. Geras. Ką jau šau. Let's go. Par 3 pagaliau įveiksim. Aš jaučiu, kad mes ją tikrai pagaliau įveiksim. Gerai. Ok, reikės ir dendėm. Ką jūs? Let's go. Easy game. Giedriau, kaip jautiesi važiuodamas su kam vienam vagi? Labai jau garbė. Paulius išėjo pasivaikščiot. Ką tik po 12 dubutės Kajus All Natural padarė birdį ir mes įžengėm į 2 skaičių zoną. Tai esame -10 iki oficialaus rekordo Lietuvos breikinimo. Mums trūksta 2 šotų, bet mums reikia mūsų tikslui pasiekti reikia 8 šotų. Tai būtų -18. Esame 13 sostinių golfų lauko dubutėje. Tai yra gerbiamo dėdės Lietuvos legendos Šarūno Jasikevičiaus dubutė. Šarūnas vasarom čia užsuka žais golfą. Ir kaip be būtų keista, Šarūnas išsirinko pačią sunkiausią laukų dubutę pasivadinti savo vardu. Tad pažiūrėkim, kaip mums seksis šioje par 4 dubutėje. Oi. Neperišasi. Turim. Va tai va. Turim. Eina į vėliavą. Eina tiesiai į vėliavą. O, per daug. Per audro. Gali būti miškas, ne? Atšoko, bet tikriausiai per toli. Oi. Giedriu atleidžiam. Saugiai. Labai saugiai. Giedriu atleidžiam. Kaip manai, Justinai, dėdė Šarūnas mumis didžiuotumėsi, kai mes numušėm šitas pirmus smūgius? Manau, kad tikrai didžiuotųsi. Tikrai didžiuotųsi. Neįskiriant nei vieno. Tu tai puikiai, aišku, pasirodėjai. Ką jūs irgi puikiai, tiesiog biškiai ne tą liniją dro.
viską. O mes su Giedrium, nu mes ką, mes viską gerai darom. Giedrius su trauma. No way. Eik. Bravo. Gražus, labai, labai gražus. Per daug. Per daug. Stipriai per daug. Pro tą pusę galvoji? Gal aš vis? Ne, tik. Per daug. Bandykai čia tada. Gave it a chance. Labai gerai, labai gerai. Trumpas. Ne. Ok, Justinai, tau geriausias. Lemba, labai čia jau buvo, kaip pasidėjai. Aš iš jūrų paskubėjau, tiesiog galvoju, kad labai lengvai pabaigsiu. Jokios nereikės man. Bus. Super. Ačiū, Justinai, tau. Opa, ačiū tau, čia yra ideali linija tau. JJ. Ačiū. Galima išpervėjai. Aš spėjau, reikia labiau per kalną daryti, ne? Dešinio bunkerio. Kojas. Gal per daug truputį, ne? Ilgok. Ai. Bet faina, ką matyti, kaip jisai dienos ko, ne ką, Giedriu. O taip. Geras. Čia yra ideali linija, man atrodo. Tobulai. Kaip tu jautiesi šis būdamas kavo golfistu, kai aplinkui hebra žaidžia futbolą ir krepšinį? Tikrai jaučiuosi Išskirtinis, ne? Taip. Išskirtinis, bet teigiama pusė. Taip. Tai tikrai esu pastebimas ir man labai patinka. Tai Bet tu, pavyzdžiui, jauti Lietuvos žmonių požiūrio pasikeitimai golfą bendrai kaip į sportą, nes tu pradėjai, prieš kiek metų pradėjai, prieš 7 metus? Prieš 11 pradėjau. Prieš 11 metų tu pradėjai? Tai jo. Tai tu netgi anksčiau negu aš pradėjai? Gali būti, aš 5 metų pradėjau. Okay. Kaip tik šitam klube ir pradėjau. Pirmą kartą čia atvažiavau. Jie atvirų durų dienas? Nu. Tu bandai golfą, patiko? Tomo Pranevičiai, jo. O patiko tau ar tavo tėvam patiko? Manau, abiem patiko. Mano tėvai nusprendė eiti išsilaikyti žalią kortelę. Okay. O mane užrašė į treniruotės, kad tuo metu, kol jie tą žalią kortelę laikosi, kad aš treniruočiausi. Nu, taip ir užsikabinau. Taip ir atsiradai tam golfe. Taip. Neblogai. Grynas bus. Ok, turim ridenimą. Geras. Man patinka, kad mes turim ridenimą. O blema, beveik šiandien pataikiau. Oh, yeah. Toli. O, Jau ant kalno. Vėliava yra labiau pradžioj. Su Justino akiniais žiūrėsim ar padės. Mes labai prastai mušam vedžą šiandien. Hebrai, nuduosit mano kamalį. Nemačiau. Dešiniai. Kiek stiprus ten lūžis yra iš dešinės į kairę? Nėra labai stiprus iš tos vietos. Va šita vieta per vidurį kažkur didžiausias lūžis. Ne. Dakrina lūžta. Linija gera. Negerai, per mažai greičio. Dvigubai trumpas mažai. O? Labai gerai. Mirk. O Jezu. Oi. Kas čia buvo? Kas, pats pažiūrėk į save. Bet aš pirmas ridenau. Nu, tai gerai, kad tu pirmas ridenai. Ką aš noriu dar paklausti, tavo mama yra buvus profesionali krepšininkė. Taip. Vaida Pacauskinė dabar, o Taip. buvo Zagurskytė. Zagurskytė. Ir jinai žaidus yra Lietuvos rinktiniai. Taip, moterų. Moterų, laimėjus yra kažką? Yra žiedą laimėjusi, bet tenais Amerikoje, universitete. Ok, bet o Lietuva žaidė Lietuvos moterų krepšinio lygoje, ne taip? Taip. Okay. Tai tavo genai sportui yra labai tinkami ir labai geri. Manau, kad taip. Ir auklė tave kaip sportininką nuo pat vaikystės. Tikrai taip. Žaidime. Gražiai. Ačiū Giedriui. Gerai. Super. Super šok. Oi, ne. O Jezu. Paspauliu. Yeah. Nu sunku, kai stipriai bandai, sunku linija pataikė. Jeigu aš gerai atsimenu,
Tavo tėvai pradėjo žaisti golfą pradžioje, ne? Visi kartu. Visi kartu? Teoriškai brolis pats pirmas vasaros stovyklą išbandė. Lietuvoje? Ne, Lenkijoje. Lenkijoje. Pats pirmas išbandė, bet, taip visi pradėjom realiai tuo pačiu metu. Visi 5 žaisti. Kiek tų metų buvo? 5. 5? Wow. Jo. Tu jau 12 metų realiai žaidži golfą. Jau ilgai. Aš atsimenu. Šiaip pafollowinkit Giedrių ir ką jau aišku, kad Giedrius Golf Instoje, ten man labai patinka, kaip tu throwbackus meti istorijas, pavyzdžiui, iš vaikystės, kur nusifotkinė. Žinai, labai faina matyti, kad pats tu kaip ir augi, bet tavo, pavyzdžiui, akis ir tas, žinai, toks atsistoja ir toks man patinka labai, kai tiesiog, aš čia. Ir, žinai, pasidarai fotkę ir tada varai. Tai tas labai cool. Ir labai faina, kad ir šeimyna, ir pats, žinai, kad darot ir labai dirbat ties social media, pavyzdžiui, kas man atrodo yra žiauriai svarbu šiais laikais, ypač jeigu nori, pavyzdžiui, būti tas pats pro sportininkas, tau reikia turėti savo fanų bazę, taip pat kaip, žinai, kokiam krepi menininkui, pavyzdžiui. Tai net YouTube'oje šiaip yra kanalas, kur realiai visų turnyrų, kurio žaidžiu, tokie maži highlightai. Teisingi, jo, tai 10 minučių. Man atrodo, dažniausiai ten neįdeda smūgius, dar kažką. Ten be kalbėjimo, be nieko, bet galima pažiūrėti kažką. Realiai turim įčipinti. Ne, tai dar turim 16 ir turim 18, kur yra realūs įglai. Aš į kamuolį nepataikau tiesiog. Bet šiaip nėra blogas. Jo, pasimušiu. Skrisk. Biški. Trumpas, ne? Yeah. Sigandau biški. Oi. Berniukai. Skubėm, viskas, daugiau kalbėjimų, tyloj žaisim. Visą laiką žaisim tyloj, kol padarysim kažką. Ne. Oi, kaip gaila, kad per žemai duobutės, net šansų neduodam. Kas man šiandien tais greičiais, aš nesuprantu. Trumpas. Žiauriai lėtas. Gaila. Paras par 4. Turim. Va tai va. Ąžuolai! Šansas yra. Gali bouncins? Nes jis Bunkeris, ne? bandžiau drop, bet šio tiesiai. Nu gerai, hebra. Okay. Super. Hey! Paprastai. We take those, guys. Galėtum džiaugtis ir labiau. Tai yra nerealu. Mes esam -14, mums tai reikia 4 smūgių. Mums vidurkį kol kas išlaikom. Ąžuolai. Ir visi žiūrovai, kad mums liko tik 2 duobutės ir viena iš jų yra par 3. Tai realiai tai yra beveik neįmanoma. Bet why not? Pasižiūrėkite tą dangų. Tai yra į tą žolę, iš tos dirbamus laukus, tai yra... Bet reikia gal paskubėti, ne? Jeigu kas nežinojot, apytiksliai, kai pamatot žaibą, jeigu pradėtumėt skaičiuoti kas sekundę, sekundė yra tolygu apie 300 metrų, 250-300 metrų atstumo. Tai reiškia, gali suskaičiuoti, kaip toli yra žaibas nuo jūsų, kaip pasimato žaibas ir pasigirsta griaustinis. Ne, šitą informaciją patikrinsim, ar tikrai tu čia teisingai pasakai. Tikrai, yra apie 300 metrų. Ne. Nelabai koks smūgis. Grynė? Grynė. Coming. Gerai. Normaliai. Okay. Labai geras. Labai geras. Go in.
Ai. Justinai, go. Eik tu savo. Go. Geras. Ačiū. Minus 14 žaisti jau yra neblogai, aš sakyčiau. Jau mes kaip ir pabreikinom rekordą. Ne, rekordas pagerintas. Rekordas pagerintas Lietuvos. Eina savo. Koks nervinis buvo jau. Ką jau? Dar duris palikėti daryti. Eina šiek. Pirmą ilgą pagaliau patinam. Aš tikrai galvoju, su čia sustojus, bet man atrodo šitas užrėdėjo ant kalniuko ir nurėdėjo dar. Ačiū. Bravo. Dėk. Minus 15. Minus 15, žiūrovai, mėly. Jeigu mes padarytumėm pirmą Lietuvos golfo istorijoje Albatrosą, 18 dubutį mes breikintumėm 5. Jeigu mes padarysim Eagle, mes pasieksim minus 17, tai reiškia 55, tai yra jau labai labai daug, tai nėra niekada padaryta, jau ir minus 15 yra niekada nepadaryta, tai važiuojame paskutinę dubutę ir tikiuosi jūs iki šiol žiūrit, tai pažiūrėkite iki galo, dedam visas jėgas, važiuojam. 18 dubutė, paskutinė mūsų dubutė, mums reikia vyrai ką? Nemažo stebuklo, mes turėsim įmušti kamuolį antrų smūgių į dubutę, norint sužaisti idealų golfo raundą. Kaip jis pasako, viskas yra įmanoma ir visą laiką mes sutikim. Tikrai kartais taip nutinka. Aš sakau, viskas įmanoma. Taip. Ja? Taip. Tikrai įmanoma. Pabandom. Pirmas yra. Geras. Nice. Aš pramušti, kad nesušalčiau, gerai? Fairway. Oi. Labai blogai. Išeisiu iš kadro, kai. Truputį lyginai dešinę. Aš palikau kamuolį 16. Ai, ten. Ai, tik to. Ką, mylėjai, ačiū labai, kad žiūrit ir jeigu išžiūrėjote iki šitos vietos, esam labai dėkingi. Gerai iš tikrųjų kurti šitą turinį, labai turim daug gero laiko su Paulium, su svečiais ir labai faina dirbti su nuostabiais operatoriais, nuostabia komanda. Tai ačiū labai, kurie žiūrit, gera, kad komentuojat, gera matyti iš tikrųjų, kad žmonės mes inspiruojam pamėginti golfą. Oi. Tu pataikai ten, kur man sakymu. Kaip gerai, aš paskui taikyk į kairę. Labai gerai. Super. Geras. O, grįžk. O, ką jau pas mane? Ką rinksimės? Kol kas Justino kamuolys geriausias. Dar vieną kamuolį išėlės mano. Pūsk. Come back. Sunkiai. Sustoji vėja. Mes turim žiauriai skubėti, nes ateina audra. Čia nežinau, čia visas, aš nežinau, kad čia mes paskęsim tiesiog. Valas, nes matos ten už kokių 10 Kilometrų. Ne, apie 10 kilometrų čia žinau. Tai jau vėjas kaip pakilo dabar. Taip, ir būčiau lygiai tiesiai pas mus. Ir man atrodo, mes naudosim paskutiniam Eagle patui mano smūgį. Panašu, kad tikėtina. Ai, bet aš esu ne ant gryno. Nesvarbu, bet tavo arčiausiai vėliau. Jo, ir mažiausias laupo. Gerai, laikas. Nu ką, Albatroso vis dar nėra Lietuvos istorijoje. Palauksim. Važiuojam, mums reikia užbaigti. Ateina baisukas. Come on! Į ten nulūžo pabaigoje, ne? Jo, tau reikėtų dešiniau. Gave it a run.
Come on. Visi tą pačią vietą kol kas pramušė, ne? Tu. Geriau tau garbėjau uždaryti. Yes. Ką, ačiū ką tau labai. Ačiū, Giedriau. Žiauriai kietai. Ačiū tau žaidimą. Ačiū. Justinai. Pauliau. Ačiū. Sužaidė -16. Sosnių golfo lauką. Pagerinam Lietuvos rekordą. Tai yra pagerintas. Niekada nėra buvę nieko panašaus. Nieko panašaus. Ir jokio skramblo per nieką. Bet mums nepavyko pasiekti savo tikslą, mums nepavyko pasiekti 55 ir breikit 55, bet manau, jeigu jūs sutiksit, padarom tai dar kitą kartelį. Kai bus tu sveikas. Aš turiu pateisinimą. Mes to nepadarėm, nes Giedrius yra traumuotas. Gerai, tėvūnė tai. Mes visiškai ne ant tavęs. Tas yra dalykas, bet tėvūnė, turėkim pasiteisinimą, bet ačiū labai, kad žiūrėjot. Paspauskite subscribe mygtuką. Smash that like button, ar kaip ten sako. Ir bėgant slėtis nulėtus. Ačiū Kai, ačiū Giedriui ir iki. Sutinkam kitam epizode. O dabar einam slėptis nuo lietaus. Iki.